Tai sveiki gyvi, sulaukė žiemos. Šalta taip, kad, kaip mano amžinatelis dėdukas sakydavo, šikant trupą. Bet mane šildo ir guodžia viena mintis, kad pagaliau mano rėmas nudažytas ir galiu lėkti aš jo susirinkti. Čia rėmas, šakė, duslis juodas. Kažko dar buvo, palauk, pakojai. Dar juodi pakojai, viskas. Galima važiuoti, bandyti perkrauti viską. Šį kartą video pradėsiu truputėlį kitaip, atsakydamas į keletą klausimų. Dėl ko sugalvojau taip padaryti, dėl to, kad manau daugam yra aktualu ir niekas nežiūri, kas komentuojama. Vykrančiai rašo, tai nebus greičiausias banditas 600 pasaulyje, nes tai nebus banditas 600. Aš parašiau GSF 600 bus greičiausias. Koks variklis bus, niekur neminėjau ir taip, jeigu būtų 600-ukas, tai aš jo nepadaryčiau greičiausio nedėdamas turbos. Turbo 600-ukų yra padaryta. Yra kur bildintas stipriai, su velenėliais žaista, ten perdaryta labai daug, bet irgi žemiau 12 sekundžių ketvirčio mylios niekas neįveikia. Tai mano planas yra padaryti tokį 600-uką, kuris yra 600 tik tais ant dokų, o greičio atžvilgiu jisai tikrai po 11 sekundžių palys. Jei patinka sukimo momentas, kodėl tiesiog nepasiemus ir nesutvarkius B12. Šičia buvo tokia situacija, kad aš nusipirkau mocą, susimokėjau pinigus ir kai visą laiką jo sutvarkysim dokus, žmogus užsienį gyvena, bet taip ir gavosi, kad aš jo nesutvarkiau. 12-uko rėmą gauti pirmuką būtent yra labai sudėtinga. Gal ir įmanoma, bet šiuo momentu kaip ir net, aš tam rėmą medžiau jau ilgai, tikrai pakankamai ilgai. Priėjau išvados, kad geriau tada tiesiog nusipirkti 600-uką ir bildinti ant 600-uko bazės. Šarūnas klausia, tai engine swapas, kaip suprantu, su mocu toliau važinėsi, tai technikiniai nerūpi? Technikiniai rūpi, bet absoliučiai niekaip neįmanoma nustatyti, kokios kubatūros bus šitas variklis, nes ant šito variklio netyčia nusitrynė kubatūros ženklinimas. Na, o jie atrodo identiškai, tai niekas nieko nesupras, niekas nieko nepasakys. Ir kitas dalykas, vienaip ar kitaip, aš turiu A kategoriją, tai ar čia 1,2 litro ar 600 skirtumo tame nėra visiškai. Na ir antra dalis klausimo, ar visgi tikrina kokius ten variklio kodus, ar tiesiog pinigėliais varai ir toliau. Niekad nevariau už pinigus techninės apžiūros, niekad ir nevarysiu. Babausis klausia, tai kokį marmalą į cilindrus pili? Tai žiūrėkit mano ankstesnius video, ten labai daug yra informacijos, lygiai taip pat ir kokį marmalą pilu tenais esu papasakojęs. Ramūnas Makelis klausė, nepamenu ar klausė, ar tai galvoju klausė, banditas apskritai 1,90 m plus ūgiui patogus būtų. Taip, jisai yra labai patogus, jo labiau, kad galima padaryti neženklius modus, tokius kaip tarkim sėdynės perdarimas, automatiškai pasikelia aukščiau sėdėsena, arčiau tu atsisėdi vairo ir kojos netokios sulenktos, o vairo pozicija irgi išsprendžia spaceriai. Kodėl 600 kubų nevažiuoja? Todėl, kad jisai važiuoja, bet jisai neturi toli gražu tokios galios, tai, nėra prasmės net lygint. Šitas mocos jisai turi torko. 600-ukas jisai labiau link britvos traukia savo specifiką, savo variklio dinamiką. Na ir aišku, dar iki britvos jam toli dėl savo tų 57 kW. Aurimas Balsys, jis tikro gan įdomu žiūrėti buvo, bet tiek daug pliurpi ir tusiai daug taip dapiso, klausytis net nesupik tik. Na ką padarysi, stengsiuos mažiau šnekėti, daugiau parodyti, bet mano tikslas yra šitų video toksai labiau mokomasis ir informacinis, tai niekur nedingsiu nuo pliurpimo, aišku, stengsiuos kuo mažiau to daryti. Simonas SM, tai kad banditas neturi vandenio aušinamo variklio vertini kaip privalumą ar kaip trūkumą. Vertinu grinai vienareikšmiškai tik tais kaip privalumą, dėl to, kad šitas variklis jisai yra beprotiškai patikimas. Pas jį nėra antifrizo radiatoriaus, nėra žarnų, nėra vandens pompos, o 1,2 litro banditui, blogiausiu atveju gali kažkur pradėti sunktis tepalas, pakeiti į tarpinę ir toliau važiuoja. Dar Vykrančiai rašo, galvoju, įdomesnis projektas su B6 būtų įdėti 750 motorą ir gerai sužaisti su karbais ir išmetimu. 750 smagiau sukasi, yra sportiškesnis ir labiau atitinka B6 dvasią. Su šitų dalykų nesutiksiu dėl to, kad pas 750 yra tokie patys velenukai kaip ir pas 12, jisai yra pakankamai mažai kilovatų turintis dėl to, kad pas jį jau yra daugiau torko nuleista žemyn į žemesnius ūkius.
Ir tas sportiškumas, neįsivaizduoju kur. Kitas dalykas, šitas mocas, jisai turi daug kilovatų, jau dabar, kaip matėt, sukom, tai jisai 8,5 kW turi. Tu, kad 8,5 iš 600 arba iš 750 išgautum, neįsivaizduoju, kiek ten reikia modų. Ir suspaudimo laipsnis, ir labai stiprus galvos sportingas, ir vėlenukus netgi reikėtų tam 750 keisti, kas jau yra visiška nesąmonė ir faktas, toli gražu tokio torko neišgausiu. Tadas B klausė, kodėl tokie dideli tarpai tarp video, biškių užkniso lauk. Šitie visi filmavimo darbai tai nėra mano pagrindinė veikla, aš iš to duonos nevalgau. Tai visų pirma yra tie darbai, kas uždirba šaibas mano šeimai ir man. O visi šitie dalykai tai jau yra, kaip sakant, hobis ir laisvas laikas. Greta Š rašo, kodėl neapkerpi makufelio, atrodai kaip bomžara, darai gėdą giminiai. Mamyt, supratau, pirmas dalykas, ką padarysiu, varau apsikirpti. Šiandieną bus tema apie sankabas. Kaip pačiam įsivertinti, ar reikia keisti diskus, ar reikia persirinkinėti sankabą. Na ir visus dalykus, ką žinau apie sankabą, stengsiuosi jums papasakoti. Čia yra dvi sankabos, viena išimta, kita dar ne. Ir dabar mano tikslas yra iš dviejų sankabų susirinkti vieną idealiai veikiančią. Šiaip tai šita sankaba neslydo su 101 arkliu į galinį ratą, bet yra tikslas dar truputėlį pasikelti šito variklio galę ir nežinau, kaip bus su jau maksimaliu galingumu, ar nepradės jinai slysti. Ir kad sankaba galėtų atlaikyti stipriai didesnius galingumus negu kad standartinius, yra va tokie va modai. Barnet firmos diskeliai prispaudimo. Pas vieną sankabas būna spiruoklės tvirtesnės, mano atveju yra prispaudimo diskeliai ir jos reikia pasikeisti. Minusas šitų dalykų yra toks, kad pakankamai stipriai pakietėja sankabos išminimas, bet turi susitaikyti, jeigu jau keli galę, tai kažką turi aukoti. Esu jau šitą modą pasidaręs ant savo kito bandito, ant to juodojo, kas matėt, tai nėra taip, kaip pasakyti, labai jau malonu, bet ir nėra labai tragiška. Sankabos būna dažniausiai priešingoj pusėje, negu kad eina grandinė, tai mano atveju yra kairėje variklio pusėje, ją surasti reikia nusukti dangtelį sankabos. Dabar, kad toliau išsiardyti, reikia išsiimti šitą fiksavimo žiedą. Tai tas fiksavimo briaunas su smailiu atsuktuvu ir plaktuku išsitiesinam, kad šitiem dantukam besisukantis varžtas, besisukanti gaikė nekliudytų, kad negalėtų atsisukti. Dedam 30 galvutę ir sukam. Na ir dabar visas šitas sumuštinis turi išvažiuoti. Dalių nepametam, viską susižiūrim, kaip kas buvo. Jeigu sunku įsiminti, kaip kas buvo, tada geriausia yra nusifilmuoti arba nusifotkinti. Matau, kad jau lysta prie sankabos, tai įtarimą turiu, kad bus neblogos būklės ir diskeliai. Šičia turėtų būti 2 varščiukai, bet likęs tik tais vienas. Tai jį reikia atsisukti ir jisai automatiškai leis jau toliau išardyti visus likusius diskelius ir tarpdiskius. Tai prieš dedant naujus diskelius visą laiką labai rekomenduoju išsimatuoti visą sumuštinio storį. Koks yra storis visų diskų ir tarpdiskių. Esu jau nesikė užsirovęs ant tam tikrų gamintojų, gal neslėpsiu, buvau kelis kartus ant TRV gamintojo užsirovęs, kada diskeliai yra plonesni ir tarpdiskiai negu kad originalas ir galiausiai pritrūksta tiesiog suspaudimo. Tai šitas diskelių ir tarpdiskių setas 44, šitas yra 45, tai reiškia dėsiu šitą. Ir toliau seka kiekvieno diskelio matavimas. Reikėtų matuotis vėlgi keliose vietose, vienoje ir kitoje vietoje, arba įstrižai dar galima. Ir po to lygiai taip pat reikės susimatuoti ir tarpdiskius. Ir šitus dalykus reikia lyginti pagal spekus, kuriuos nurodo gamintojas manualė, service manual, kur yra duomenys šitų dalykų, kur yra momentas. Gali būti, kad jūsų suvažinėta jau nudilusi sankaba bus su storesniais diskeliais negu kad jūsų nupirktas. Čia irgi labai svarbu. Perkant visą laiką rekomenduoju išsimatuoti tai, ką gavote. Nežinau dėl kokių priežasčių, galbūt dėl to, kad gamintojai įdeda ne tuos, nors tu irgi užsakinėjai pagal modelį, o galbūt gamintojo paties brokas pagamina plonesnius negu turėtų. Ir toliau pagrindinis momentas, dėl ko dažniausiai pradeda slysti sankaba arba neišsiminti. Tai va, šičia labai aiškiai matosi,
atsiradę revai ant karūnos. Kaip išspręsti šitą momentą, tai tiesiog nusipirkti už keletą eurų bet kokioj parduotuvėje, ten Dep ar Senukos ar dar kažkur tais tų mažų dildžių komplektą ir tiesiog su dildėm, va taip va išilgai šitus revus nutarkuoti. Nors šį čia dar kaip ir galima būtų palikti, nėra dar labai jie čia tokie baisus. Tada dar ir vidiniai karūnai reikia susižiūrėti, kad šitų dalykų nebūtų. Šį čia yra, šiokie tokie yra. Pas kitas karūnas, kur nėra tokio vat lankelio, paprastesnis truputėlį darbas, tiesiog ant bulgarkės gali užsidėti 500 švitpopierį ir tiesiog nusilygini. Šį čia, aišku, reikės jau su dildukiam. Kur kas daugiau darbo, bet ką padarys. Šį čia yra demperis, krumpliai. Šitie krumpliai čia tepalo pompa suka, šį čia alkūninio, čia dėžės. Tai reikėtų pasižiūrėti, kad nebūtų klibėjimo, laisvumo. Nu, šitas tai idealus. Šitas vos minimaliai turi, bet paliksiu šitą dėl to, kad tą sankabą greičiausiai parduosiu, nes ideali, o šitą atsirestauruosiu. Nu, ten tas toksai minimalus klibėjimas, pas kitus mocus, tai, nu, ypač pas Yamahas labai garsiai. Barškėjimą netgi tokį sukelia, pas Suzukius, tai esu čiupinėjęs, kur ir daug labiau išsimalęs buvo tas demperis, bet garso irgi nebuvo. Ir jeigu pas jumis yra spiruoklinė sankaba, tai reikėtų irgi išsimatuoti ir spiruoklės. Ir yra dar momentas, gerai, jeigu turi su kuo išsimatuoti stangrumą pačios spiruoklės. Nes irgi yra atveju, kur nusipirki tą pastiprintą 15% spiruoklę, ją spaudai ir jinai pasirodo yra minkštesnė negu prieš tai buvus. Tai irgi nereikėtų apsigauti šitame taške. Matau, kad kiti diskeliai yra, kaip pavyzdys, gražus, kaip nauji. Ir vat, šį čia yra tie diskai, nu tiksliau tarpdiskiai, kurie vat pamėlė. Tai čia ir yra šitas dalykas nutikęs dėl to, kad tie revai jau fiksuodavo diskelius ir jie pilnai neatsileisdavo arba neprisispausdavo ir sankaba slysdavo. Nėra labai kritinis atvejis, bet aš jau šitos sankabos nebedėsiu. Vėlgi, turint omeny, kad bus keliama gale. O šitos matosi, jie yra gražus. Čia tai vos, kaip sakant, papoliruotas paviršius. Tai dar šitie diskai dar važiuos ir važiuos. Storis labai geras, na ir nei spalvos pakitimo, nei dėvėjimuose. Nu, žodžiu, šita tai sankaba kaip nauja. Nu, šita, matosi, yra važiuota, bet dar irgi, dar daugybę kilometrų su barnetai sukt gali. Dėl sankabų brando, tai yra tie tokie vat niuansai, jeigu tu pirksi pigiausią, tai galimas dalykas, kad užsirausi. Ne visą laiką būna su pigiausiam sankabom problemų, bet jų pasitaiko. Rekomenduoju dėti originalą, bet originalas kainuoja 300, tarveškė kainuoja 120 maždaug komplektas. Yra tarpinis variantas, kuris man labiausiai patinka, tai yra būtent barneto tiek išmenamosios tos spiruoklės, prispaudžiančios ir diskai ir tarpdiskai. Ten jau yra labai gerai susitupintas reikalas, susidedi ir sakau, niekados, kad praslysto, nėra buvę. Dar vienas momentas, kur irgi neprasileiskit. Pasižiūrėkit visą laiką ardydami sumuštinį. Ar nėra taip, kaip šitoje sankaboje, akivaizdžiai vienas diskelis mažesnio diametro už kitą. Nu, va, šitas va, yra kudesnis diskelis, jisai eina pats pirmas, dar viduj ten statosi toksai žiedas, jo poziciją statymą irgi reikėtų įsivertinti. Jeigu apsuksit, nebus ten labai didelės problemos, bet jisai yra toksai kaip kompensacinis, tai jisai turi stovėti taip, kaip jisai turi. Esu radęs kažkada ardydamas sumaišytą, bet ten problemos nebuvo. Ardėsi dėl to, kad tiesiog variklis numirė. Ir nei slydo, nei ką, tai sankabai nieko nebuvo nutikę. Jeigu jau nusipirkot naujus diskelius, tai iš karto pasakau, dedat į atrabotkę arba į naują tepalą, jeigu jį keisit, nieko tam tepalui nenutiks. Ir mirkot kaip minimum parą, bet rekomenduočiau palikti ir daugiau, keliom parom, tik tais išmirkytus dėkit. Dar vienas toksai patarimas iš gyvenimiškos patirties, jeigu važiuojat kažkur tais tolėliau, tai vieną seną
diskelį tiesiog įsimeskit kažkur tais pas save į mocą. Jeigu jau sudeginai sankabą, atsidarei coverį, atsipalaidavai diskus, nusiėmei ten šitą reikalą, įdėjai papildomą tą vieną diskelį, atgal viską surinkai ir toliau galėsi tęsti kelionę, bent jau davažiuoti iki kažkurio tais taško. Nereikės strikti kaip man kažkur tais tarp kalnų. Ir aišku, patarimas yra toks, kad jeigu jau pajutai, kad kažkada tais lyg ir praslydo sankaba, tai jau neberizikuok. Jau geriau, kaip sakant, susidėk naują sankabą, susimokėk tuos kelis šimtus eurų, bet į kelionę su bent kiek slystančia sankaba tiesiog negali važiuoti. Man gavosi, kad lygioj vietoje ant štukės eurų pabrango kelionė. Nauja tarpinė, tu ją susivilgai su tepalu, užsidedi, prisisuki, jokių hermetikų nieko nereikia ir nebėga tepalas. Šitas vietas gali ten tas, kur susijungia, nebent biškutį susitepti, jeigu čia kliūna nagas. Šituo atveju jaučiu, kad kliūna. Šį čia nekliūna. Tai šitą tašką galima biškutį hermetikų pertepti. Po darbo sudildę būtina gerai visą krepšį išsiplauti. Dabar sudedant jau restauruotą krepšį yra labai svarbus momentas. Jau įstūmėm, atrodo jisai pilnai užsidėjo, ne? Tenais yra dantratis tepalo pompos ir mes jį dabar pasukam. Dabar įsėda jau tikrai. Labai svarbu, kad nesigautų taip, kad tas dantratis neužsidėjo ant karūnos krumplių. Jeigu jisai neužsidėjo iki ten, kur turi būti, uždėsi jau čia visą tą reikalą, surinkinėsi, verši ir tiesiog nuluš krumpliai. Surinkinėjant sumuštinį irgi visi šitie, visos tos auselės diskų turi būti idealiai vienoj vietoj, tai prispaudinėjant šitą plokštelę, geriausia tai daryti įdėjus į būtent šitą karūnos dalį, tam, kad jeigu po to nebus idealiai pataikęs, jisai šį čia tiesiog nenorės įsidėti. Tai mano atveju šį čia dar neparodžiau, bet reikėjo su atsuktuvo biškį ir genero krumplį sujudint, kad jisai giliau įeitų. Dabar viskas šykė, dabar užsiveržė šita veržlė, užkontruoti vėlgi. Šį čia su atsuktuvo arba su kaltuku reikia užlenkti į tą škyvo įpjovimą, į tos varevelius, kad veržlė tiesiog neatsisuktų. Čia jokių sriegio klijų niekur nededat. Kadangi šį čia yra hidraulinė sankaba, tai neprisidirbsi. Tiesiog kiek stumukliukas pasistumė, tiek atgal jį spiruoklė atmes, tai šį čia kažkokių tai stebuklų nėra. Bet jeigu yra trosinė sankaba, tai visą laiką atminkit vieną dalyką, kad sankabos rankenėlė turi turėti laisvumo. Negali būti pertemptas trosas. Viskas, sankaba surinkta, dabar guldau variklį ant žemės. Nusisuku likusius 2 varžtus, kurie laiko variklį, ir variklį paliksiu ant žemės, nusikels rėmas ir bus galima vėl pasikarti naują rėmą ir tada sudėdinėti į kitą. Šiaip tais paprasčiausias variantas yra variklį paguldyti ant žemės ir rėmą uždėti ant variklio, tada prisisukti keliais varžtais prie naujo rėmo ir jau tada pasikelti visą rėmą su varikliu į viršų. Gerai, sukasi. Matot, koks jisai yra baisus. Visas apdubasintas, nusitrynęs. Tai prasideda visi darbai nuo visų šitų šūdų nuvalymo. Aišku, prieš tai dar reikėjo ir nuplauti visus tepalus, kur buvo prasisunkimai. Kiek įmanoma pradžiai nusiplauti su kercheriu. Šį čia su kercheriu normaliai nebuvo praplauta, bet ką padarysi. Dabar imamės griežtų priemonių, tai bulgarkė ir dratinukas. Ir tokiu principu visą variklį reikia, kol bus gražus, blizgantis ir toks vientisas. Viską nušveis.
Nu va, nusivalė senas dažas, bet problemytė yra. Netyčia nusivalė ir variklio kodas. Menka problemėlė, nes variklio numeris nėra nustatytas dokumentuose. Tai jokio skirtumo, koks variklis tenais ir stovi. Kokia čia kubatūra velniai žino, aš įtarimą turiu, kad čia 600. Nusišvietė, nusiplovė su breiklineriu, dabar reikia breiklinerio visą perteklį nupūsti, visas dulkes nupūsti ir galima užsiimti dažymais. Tai naudoju šitus dažus, jie yra specialiai varikliam, šiaip nėra brangus, ten apie 7 eurus kažkas tai tokio, bet visai dailiai dengia, iš karto visai neblogą tokį sluoksnį. Iš principo vienu sluoksniu padengi, jau jisai būna juodas, dar kelius ant viršaus uždedi ir kai dažas tiesiog jau biškį apdžiūna, tą tokį šlapio dažo paviršių praranda, ant viršaus dar eina skaidrus lakas, vien tik tais tam, kad labiau blizgėtų ir būtų labiau atsparus visokiem braižymam ir panašiai. Dabar aišku reikės duoti jam pastovėti dar parą laiko, kad pilnai išdžiūtų, kad dedant į rėmą nenusidaužytų dažai. Šitie dangteliai atskirai dažosi, tai dabar čia yra tiesiog nuo kito motoro sudėti, kaip kad apsaugot, kad neužsidažytų vidinės dalis, o susidės jau nudažytos smilteliniu būdu. Vaizdas jau atsiranda po biškutį, tai pilna ant žemės varžtukų, kurie buvo susukti į tas visas skylės. Dar reikės, aišku, ir su sriegikliu dar prasivalyti, kad visi varžtukai normaliai įsisuktų. Variklio sudėjimo procesas nėra iš lengviausių, anam savo vienas kažkaip sugebėjau sudėti. Šį kartą gerai, kad buvo kas padeda. Čia beliko, jau nusidažė, dabar susidės paskutinis tvirtinimas ir variklis vietoj, ir sekantis darbai turbūt jau eis išmetimo kolektoriaus dėjimas, dėl to, kad dabar yra labai patogu prieiti ir reikės susivirinti kolektorių su downpipe'u, padaryti gerą perėjimą, nes tenais kiaura viskas. Tada bus galima susidėti ir išmetimas, vingarmsą susidėti gale. Ir dabar daug žaidimo puzzle. Blemba, teks keisti pavadinimą. Ne į greičiausias GSF 600, o gražiausias GSF 600. Belė kaip gerai žiūrisi tas miltelinis dažymas, tobulą. Bet
bet koks prisilietimas nešvariais pirštais iškart matosi. Neįsivaizduoju, kaip jį reikės išsaugoti švarų. Neįmanoma. Absoliuti dauguma darbų už kadro lieka. Na, va, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, amortizatorius murzinas, ar ašis murzina tepaluota, ar tai va kaulai murzini. Tai va, imiesi benzo, apipili ir padėgi tą šūdą, kad nereikėtų nervuotis. Ne, jei ir rimtai, tai kiekvieną detalę taip ir prausi, kol viskas tampa idealiai švaru. Iš akės išpresuoti tų guolių tikrai nebuvo daug noro, nes jie vienas dalykas ir dar labai geros būklės, ir kitas dalykas, nauji jie pakankamai nepigus, o išpresavus, perpresuoti vėl juos tos pačius, turbūt nelabai daug šansų yra. Tai ėmiausi tokio čito, nusipirkau gaikės didelės, ilgasregę per visą perimetrą, per visą atstumą, susiveržė, čia sandariai užsispaudė, tai neturėjo jokių žalų pasidaryti tiem guoliam. Aišku, reikės dar prasižiūrėti, galbūt ten reikės persitepti, nes čia pakankamai didelė temperatūra, tai galėjo, kaip sakant, pasižeisti ant gal tas dažas, sakau, tepalas, bet šiaip neturėjo. Su tais guoliais lygiai taip pat padaryta. Na ir vat procesas yra, atrodo, kas čia. Išsipakavai, nudažyta, sudėjai ir viskas. Ne, nei velnio, reikės apsivalyti visus tos dažus. Dar reikia ir nusisukti, nes apsidažo sriegis ir jisai taip lengvai nenori pasiduoti. Tai va su tokiais šūdnikiais belė kiek laiko. Na aišku, dar visokie tokie varžtukai, jie irgi ten taip paprastai neišsisuks. Daug žaidimo. Tik atrodo, pradėjau dirbti, jau dabar žiūriu 1:30 nakties. Šiandien reikia baigti, dega rankos, galėčiau sėdėti, atrodo, parom. Nu, aišku, nebe 30 metų man, kad galėčiau šitiek laiko žaisti čia su visokiais tokiais dalykais. Bet viskas. Ta prasme, pradžiai tai būna toksai, čia išardymas, čia tas, toks biškutį upo trūksta. Bet va, kada pradedi rinkit ir kad pradedi matyti tą vaizdą, viskas, plemba. Aš neįsivaizduoju, kaip užmigti eis man šiandieną. Nu, kaip sakant, jeigu iš to tik tais duona gyvenčiau, tai kaifuočiau iš tikrųjų, bet yra kaip yra. Karts nuo karto tokie malonus projektai pasitaiko, tai dėl to reikia mėgautis kiekvieną akimirką ir nepriskubėti šį čia. Jo labiau dar iki pavasario labai tolimas metas, lauke -15 šiuo momentu, tai kad ir surinkčiau aš šį greituoju būdu, vis tiek pabandyti išsivažiuoti, prasivažiuoti, nesigauti. Nu, tiesos momentas, pažiūrėsim, kaip čia gavosi šitą nudažyti, su mano taip užklijuotu tepalo lygio akutės būdu, tikiuosi neužsidažė. O klijavimas, tai va, šoviau varžtą, kampuotuką, šį čia 1 euro moneta ir, turėjau užsispausti, bet toj pamatysim, kaip čia gavosi. Sankabos dangtelio šiandieną irgi dar niekaip neuždėsiu, dėl to, kad užsiklijavau varžtą, nes ant tiek dažai prilipino eurą, kad be šansų man čia jį atlipint, tai dar neaišku, ar pavyks iš pirmo karto atkalt. Gal iš vis netgi nesigaus išimti, va tada bus reikalų, kažką reikės mąstyti su ta akute. Nupirkti naujos, neįsivaizduoju, turbūt, kad nelabai ir įmanoma. Iš kito dangtelio bandysiu tada išiminėti, jeigu jau šį čia nesigaus. Bet labai nenorėčiau, labai noriu išsaugot, gal kaip nors atkalsiu. Eurukas išsilupo, aišku, labai apmaudu, bet jau jo nebepanaudosiu. Čia matosi smėliavimo tie visi akmenukai, tai visą laiką turėkite omeny, jeigu jau kažkokią detalę vežėt, kad dažytų milteliniu būdu, po to ne tik, kad reikia labai gerai nusipūsti kompresorium su aukštu slėgiu, bet dar reikia gerai ir prasiplauti su breiklineriu ar kažkokiu tokiu reikalu, nes tų abrazyvinių dalelių čia ant pirštų belekiek lieka. Jeigu jas paliksi variklyje, vėlgi, nėra gerai. Papildomas
švitrinis, kai tik pas tave visur. Nu, aišku, čia labiau gal nusėstų tepalo filtrą, bet vis tiek, nu, nėra geras dalykas. Dar vat pas banditus, kas būna senesnius, čia tas hermetikas jau jisai pasenėjęs, paskeldės ir čia aš jau matau, kad problema, kad per akutę pradeda rasoti tepalioką leisti. Išsiskusiu ir naujai įsivaizduoju, kad turbūt su Viktorinsu užsitepsiu ir turėtų susitvarkyti. Šiaip niekada dar nesu tokio dalyko daręs. Tai nežinau, paeis, nepaeis. Bet jau čia akivaizdu, kad yra problema. Tai bus galima paeksperimentuoti. Jeigu gausis, tai ir jum patarsiu po to. Kadangi pjuvenų nevalgau ir kupiūrom nešikų, tai palieku senąją grandinę. Pakankamai geros jinai būklės. Dar pasivalė pusiavelnė ir atrodo. Nes ant lentos matau jau surašytas kainas, kiek kas kainavo. Tai pradedu suprasti, kad jau į 1,5 niekaip. Nu, kaži dar ar į 2 gabalus pavyks su šitu projektu prasisukti. Spyna nubleizginta, visi dalykai dedasi nubleizginti. Sankabos ašelė iš viso auksinių tepalų patepta. Blizga kaip veidrodis paviršius. Sankabos išminimo cilindriukas buvo siaubingai užkepęs. Net išpresuotinėjo, padavus 8 barus slėgio, vis tiek nenorėjo išeiti. Tiek užkepęs, užrūdijęs, užpuvęs. Tai pasidarau, kad tokie dalykai irgi būtų kaip nauji. Tai galima, jeigu yra nepažeistas, naudoti tą patį gumuką. Jeigu jis yra jau kažkiek tais pažeistas, tai jau užsisakykit kitą. Kitas nėra šiaip pigus, apie 20 eurų. Tik tais originalas, nu bet, kaip sakant, neturi kur dingti. Bet va po tokio modo hidraulinė sankaba pradeda veikti žymiai lengviau. Sankabos stumikliukas turi taip pats vaikščioti. Restauruojasi visi suportai. Dabar aš restauruosiu ir šitą plastiką. Nusprendžiau nekeisti jo kitų, o šitą susilituoti. Tai tam reikalui paukosim šiukšliadėžės dangtį. Kaip sakant, nuo vienos šiukšlės keliaus ant kitos. Suportai perrinkinėjami naujais rem komplektais. 30 eurų kainuoja toksai daiktas su kreipiančiosiam visom, su naujom tarpinėm, gumiukiais ir panašiai. Perrinkus suportus, po to 10 metų prie jų nereikia lysti, jie laiko. Ir šitai serijai medžiagos, manau, pakaks šitam sykiui. Tai jau sekančiai serijai, manau, dagyvensim iki pilno jau surinkimo, kad eitų jį užkurti, sutiuninti karbą, jau tai visai maksimaliai galiai ir bandysim vežti vėl pas Richardą ant stendo ar pasižiūrėti, kiek jau turėsime galutiniam variante galios. Tai nepamirškite pasubscribinti, palaikinti, pakomentuoti, jeigu kažkas įdomu ir susitiksim sekančioje serijoje.